Rugpjūčio 1 dieną į Lietuvą grįžo misija Sibiras 2016 dalyviai, kurie 2 savaitės praleido už poliarinio rato esančioje Igarkoje. Taigi, Monika, kokie įspūdžiai grįžus iš misijos Sibiras 2016? Įspūdžiai iš tikrųjų patys geriausi, kol kas chaosas galvoj. Dar viskas nesusidėlioja, dar viskas šviežia. Kažkiek iš tikrųjų gaila palikti kapinės Igarką, nes praleidom nemažai ten laiko, daug ką sutvarkėm. Kol kas dar turbūt viskas turi nurimti. Kokius darbus tenais nuveikėt? Tai mūsų pagrindinis tikslas buvo sutvarkyti vienas didžiausių kapinių Sibire, ne tik Igarkoje. Plotas apie 1 hektaras. Ten tvarkėme visas kapines, valėme medžius, taip pat kėlėme nukritusius kryžius, tvoreles ir padarėme net 9 kryžius savo su mediena, kurią atgabeno iš Krasnojarsko. Medienos, kas buvo, žiniasklaidai buvo labai nuskambėję. Jo, iš tikrųjų, mediena turėjo keliauti net 1700 km nuo Krasnojarsko iki Igarkos ir mus turėjo pasiekti ketvirtadienį, bet gavosi taip, kad niekaip mes nesusisiekėm su tais, kurie turėjo mum atgabenti ir gavom tik pirmadienį, todėl turėjom 48 valandas padaryti tuos kryžius. Viskas susivėlino, paskutinę minutę net nežinom, ar gausim ar negausim tuos kryžius, tai va. O kai įžengėte kapinės, kokie jausmai užplūdo? Iš tikrųjų buvo šokas, nes kapinių tokių, kokiuos mes suprantam, kokios turėtų būti, tokių nebuvo. Buvo miškas, kuriame buvo kažkiek kryžių, kai kurie matėsi, kai kurių ne, bet radom pagrindinį paminklą ir nuo to pradėjom tvarkyti kapines, bandyti ieškoti viso teritorijos visos, kur baigėsi ribos, kur prasideda, traukti medžius iš kapų, kurie buvo užkritę. Vaizdas nebuvo pats maloniausias iš tikrųjų, buvo jautru gal net. Koks įsimintiniausias įvykis išliko galvoje? Įsimintiniausias įvykis, gal pats toks keiščiausias, tai kad Arnas koja persikirto pelkį, kai traukėm, nes iš pelkės turėjom ištraukti likusius kryžius, nes ten buvo irgi labai komplikuota, daug vinių prikritusių, daug tvorelių ir kai buvo persikirta koja, tai buvo visiems labai nemalonu, nes turėjo greitai vežti, greitoji tik už 5 km, tas apsunkino ir aišku, turbūt kaip pasakė, kad medieną gausim, tada buvo labai smagu, nauja motyvacijos banga vėl viską tvarkyti ir taisyti. O išvykstant iš Igarkos pačios, kokie galbūt įspūdžiai, ar ilgesys kažkoks buvo, ar kaip? Iš tikrųjų, tai patys pirmi jausmai, kai atvykom ir išvykom, visiškai skyrėsi. Iš pradžių net nesinorėjo ten būti, o išvykstant nesinorėjo išvykti, nes labai buvo smagu, buvom apsipratę ir su vietiniais, jie buvo pripratę prie mūsų, mums patiko, kad jie buvo svetingi, pažinojom jų miestą, žinojom kiekvieną kampelį, vakarais eidavom prie Jenisėjaus, tai viskas labai savo pasidarė. Ir jeigu dabar gautume tokį kelialapį, ar ne, dar kartą važiuoti, galbūt tik tais į kitą vietą, ar keliautum? Be abejonės keliaučiau, nes neįkainojama patirtis, tai labai gera žinot, ką tu ten veiki, kad tu ne tik važiuoji kažkur ten pakeliauti, bet su kokiu tu tikslu važiuoji, kad tu važiuoji pas tuos, kurie nebegrįžo, kurie labai norėjo į tą Lietuvą, tai aš manau, mūsų tikslas yra nuvežti jiems tos Lietuvos ir tas, kad mes žinom lietuviškas dainas tenai, aš manau, jie laimingi, jie pamatytų, ką mes veikiame.